Sveiki. Šiandien norėčiau pratęsti pristatymą apie bankų importą ir šios dienos tema bus dokumento apmokėjimas. Kaip žinia, importuojant banko išrašus galima pasirinkti keliais būdais, kad dokumentai būtų importuoti. Šiuo atveju mano buvo pasirinkta, kad buvo stabdyti po kliento priskirimo. Tas reiškia, kad yra tik tai kliento nustatymas ir kad nei finansiniai įrašai papildomai nesuformuoti, nei buvo ieškota dokumento apmokėjimo. Yra surasti tik tai tie dokumentai, kurie buvo daryti iš būtent tos. Tai reiškia, kad šiam dokumentui apmokėjimas buvo padarytas, jis buvo išsiųstas į banką, dėl to jį ir surado. Taigi, kai yra padarytas banko importas su varnelė stabdyti po kliento priskirimo, praktiškai jokių finansinių operacijų papildomai nėra suvedinėjama ir pačių dokumentų dengimas automatiškai nėra ieškomas. Yra papildomai padaroma tik tai eksporto pavedimuose, kad matom, kad šie dokumentai yra gauto banke požymis, užsideda būseną banke. Taigi, jeigu čia yra su datom ir jie nėra gauti, reiškia, kad šie išrašai dar nėra importuoti į jūsų sistemą. Taigi dabar nueikim ir pabandykim padaryti bylos išrašą, kai yra su automatiniu importavimu, pasirenkam bylą, kurią sukelsime. Yra dvi galimybės: dengti dokumentus pagal apmokėjimo terminą arba dengti pagal dokumento datą. Jeigu aš rinksiuos pagal apmokėjimo terminą ir aš jau spaudžiu šiuo metu importuoti, kaip matot, parodo, ką aš importuosiu, paspaudžiu ir vyksta importas. Per tą laiką aš jums noriu papasakoti, kokiais būdais yra skaičiuojamas dokumento terminas ir kaip jis yra dengiamas. Dokumentai pagal terminą yra skirstomi 4 būdais. Pirmasis, jeigu prie pačio dokumento yra nurodytas mokėjimo grafikas, tai yra pirmiausiai atsižvelgiama į patį mokėjimo grafiką ir yra išskaičiuojama iš grafiko, kada yra skola, kada nėra skolos ir kiek tos skolos jau reikia dengti ir ar jau laikas, ar jau nelaikas. Ir tada yra paimamas į terminą įrašoma artimiausia grafiko data, kada turėjo būti dengiama. Sekantis yra, jeigu prie dokumento yra nurodytas apmokėjimo terminas, tokiu atveju yra dengiama pagal tą apmokėjimo terminą. Trečias dalykas yra, prie tiekėjo arba prie gavėjo yra nurodytas apmokėjimo terminas, tada yra dengiama pagal to apmokėjimo prie tiekėjo gavėjo terminą. Ir ketvirtas, tai yra dokumento data. Jeigu čia yra uždėta varnelė, kad formuoti dengti pagal terminą, tai taip ir išskirsto. Jeigu varnelė yra nuimta ir jinai neuždėta, šiuo atveju yra uždėta, bet jeigu jinai yra neuždėta, tai dokumentus rūšiuoja pagal dokumentų įvedimo datą. Jeigu datos yra vienodos, tuo metu tokiu atveju yra dengiama pagal dokumento įvedimo laiką. Suimportavo. Kaip matote, jeigu dabar aš stosiu ant bet kurio įrašo, jau susiformavo finansai ir jau yra surasti dokumentai. Tarkime, apmokėjimui vilai galim eiti į išrašo dokumentų mygtuką ir jame matysim, kad yra surasti dokumentai. Šiuo atveju, kad yra, kaip minėjau, rastas terminas, tai pagal apyvartos terminą, tai kad reiškia, prie dokumento yra nurodytas apmokėjimo terminas ir jį čia paima. Kadangi apmokėjimo suma yra didesnė negu, gautas pavedimas yra didesnis, tokiu atveju dar yra priskirta avansų suma ir yra pažymėta, kad šitą dokumentą, kadangi yra pinigų gauta daugiau negu laukta apmokėjimo, šitą sumą dės prie avansų.
ką ir matom, šitoje vietoje yra sudengta, pats dokumentas yra sudengtas ir išskirta avansų suma, jinai jum matysis prie apmokėjimo tiekėjams prie avansinės sumos. Jeigu eitumėm toliau ir pasižiūrėtumėm, yra likęs tas pats dokumentas, kuris buvo iš mūsų darytas, jisai surastas ir susietas. Jeigu nueisim ant įmonės, kuri turi daugiau dokumentų ir yra įvairesni apmokėjimai, pasirinkim išrašų dokumentus, matysim, kaip juos sudėliojo. Tai reiškia, kad, kaip minėjau, yra įvairūs apmokėjimo šaltiniai, tai yra pagal dokumento datą, tai reiškia, prie šio dokumento galėsim grįžti, nebus nieko nurodyta, pagal grafiko terminą, tai ir yra paimtas artimiausias grafiko terminas ir pagal tai paimtas ir apmokėjimas pagal apyvartos terminą. Tai yra, kad prie šitų dokumentų yra nurodyti apyvartos terminai. Jeigu aš noriu pakeisti paskirstimą, sakykime, nuimsiu varnelę, kad nedengti pagal apmokėjimo terminą, o norėčiau, kad pagal tą pašalinsiu paskirstimą, rašo, kad įspėjimas, kad jau yra suformuota ir šalinimas gali pakenkti. Man, kaip matot, perskaičiuoja dokumentus, kadangi suvestas su grafiku dokumentas yra suvestas pirmas, o data yra vienoda, tai pagal tą ir išdėliojo. Taip pat skaičiuojant, suskaičiavo, kad dokumento bendra suma yra, kaip mato, 1088 eurai, bet skola yra tik tai 500, jin yra mažinama grafiko suma. Jeigu aš dabar įrašysiu šitą paskirstimą, nueisiu į šį dokumentą ir pasižiūrėsiu, kaip jisai atrodo. Tai pasižiūrėję grafiką mes matysim, kad yra įvesta iki spalio 1 500 eurų ir iki metų galo likę suma. Tai mums šitą sumą, kadangi dabar įrašėm, tai įrašė ir patį pavedimą, kuriuo yra paskirstyta, ir sumą. Taip pat yra ir finansinė operacija, matosi, kad jinai yra atlikta. Prie kitų pavedimų, jeigu mes pasižiūrėsim, kaip jie yra aprašyti, tai taip pat matysim, prie dokumento, atsiprašau, kaip jie yra aprašyti, tai šiuo atveju iš vis prie šito nėra, tai yra reiškia, kad jį ims pagal dokumento datą, o prie šito yra nurodytas, pasižiūrim, kas čia nurodyta. Yra atsiskaitimų, yra nurodytas atsiskaitimo terminas, dėl to ir ima pagal terminą. Tai kaip minėjau, nuėjus į dokumentą, jeigu aš vis dėlto norėčiau dengti pagal dokumento terminą, pažymiu varnelę, kad dokumentas, kad šio apmokėjimo dokumentus dengti pagal terminą, pašalinu paskirstimą, kuris yra dabar, ir man išdėlios pagal terminus. Kaip matot, yra šiam paskirstoma tik 500 eurų, nes pagal grafiką suėjusi yra tik 500 skola, o ne visa suma, ir jinai liks neapmokėta sekančiam kartui, lauksim sekančių pavedimų. Kitus taip pat, kaip matot, yra pagal dokumento datą, o kiti įmami pagal terminą, jau įvestą terminą. Taigi, jeigu viskas mums tinka, paspaudžiam išeiti ir įrašyti, dokumentai yra suformuojami, apmokėjimai ir finansai tiem dokumentam. Jeigu tai čia šiuo atveju turim pajamų pavedimą, su išlaidų pavedimais yra lygiai tas pats. Šiuo atveju mes neturim jokio pavedimo. Norėčiau Kesko senukai UAB Vila. Kaip minėjau, šičia išskirsto į pavedimą ir į
avansinę sumą, jeigu yra daugiau. Jeigu nėra, norėčiau parodyti, kaip galima paieškoti dokumentus atskirai. Tarkime, jeigu mes turim kelis dokumentus, kuriuos galėtumėm apmokėti, tai yra šiem dokumentam yra skola mūsų sistemoje, galima pirmiausiai, kadangi susieja tą dokumentą, tai šiuo atveju surado, bet jeigu mums nepatinka taip, kaip surado, sakykime, Kesko senukai turėtų būti kažkoks ne tas klientas, paieškoje galiu susirasti bet kokį kitą klientą, sakykime, čia buvo ne Kesko senukai, o Bikuva. Pasirenku, klausia, ar dokumentus paskirsti, tai perskirsto ir suranda man Bikuvos dokumentus. Deja, juose nieko nėra, tai reiškia, kad, greičiausiai arba mes ne tą pasirinkom ir tada tokį dokumentą dėtų tik tai į avansus. Kitas dokumento paieška yra pagal dokumento numerį, sakykime, nurodytą kliento sąskaitoje. Tai aš nusikopijuoju šį, einu paieška dokumentuose. Čia pagal kitą dokumento numerį aš galiu susirasti šį dokumentą. Matau, kad jis yra Kesko senukų. Renkuosi, kad šitą dokumentą ir man tada suriš šį apmokėjimą su būtent šiais dokumentais ir iš karto pasiūlo automatinį paskirstimą, kaip jisai bus skirstomas. Taip pat, čia terminai vienodi ir sąskaitos vienodos, tai čia su šituo nieko nepažaisim, bet yra įvesta. Jeigu noriu, aš galiu rankom taisyti, kad šiam dokumentui skirsiu, 20 eurų, o šiam dokumentui galiu visą likusią sumą arba galiu palikti ir avansu. Tai sakykime, jeigu aš norėjau tik tai padengti, ne kitaip, taip pat galiu paskirstyti kitokį apmokėjimą. Jeigu aš pasirinksiu ir įvesiu, mano apmokėjimai pasikeis visoje sistemoje. Kaip matot, ir finansai persiskaičiavo, susiformavo, ir apmokėjimai prie skirtingų sąskaitų susidėjo. Tai yra pagrindiniai tokie darbo su apmokėjimais ir dokumentais aspektai. Kiti aspektai tai yra pastovių mokėjimų apiforminimas per banko nustatymus, tai yra papildomas meniu punktas, banko išrašuose jis yra nusirodo ir yra nustatymuose, bet apie tai pašnekėsime kitoje video.